Nėra baigtos jos sulėtėjimas. O čia ir skoniai. Bet aišku, jinai ir vėl reikalingas paaiškinimas. Galėtum burną, liežuvį ir viskas aišku. Kokį šašliką dar uždėti, jeigu taip humoristiškai šnekant. O čia iš tikrųjų tik tai apatinė žandika. Nu, lūpos dalis. Lūpa, dantis. Vieno trūksta. Ir čia dabar irgi, kaip sakant, čia ir tokia, prie visų tų juslių, tų simbolių galima irgi kaip ir ritualas atlikti. Čia vienas pirminį tokį ritualą buvo atlikęs, kad kiekvienais metais čia galima įdėti, turi tokį paruošęs dantį, bet čia vieno danties trūks, kaip pas mane daugiau kad trūks, bet čia vieno danties, bet tokio simbolinio danties, kad mes, sakykime, aš čia kalbu daugiau apie tą kultūrinę plotmę, apie kultūrinių juslių svarbą. Ir čia taip pat yra dedamas tas dantis simbolinė prasme, kaip kažkoks reikšmingiausias rajone metinis pasiekimas kultūros srityje. Ir pats su ta intencija įstatai dantį. Vieną padariau, parodžiau tokį parodomąjį veiksmą, bet niekam nedaėjo, kad reikėtų ir tęsti ir toliau tą patį intenciją. Pats susimanėms su tuo tikslu, kad jeigu kiekvienais metais kultūrinį reiškinį susvarbini, yra siekiamybė tą kultūrinį tokį aktyvumą didinti ir konkuruoti net savotiškai. Bet kažkaip, čia reikia normalaus kontakto su kultūros darbuotojais ir valdininkė, kurie yra, kaip sakant, rajono valdžios žmonių dažnai nustyguoti, kad neprasidėkit su tais visais išmisais. Tai